Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Atpalaiduojam pečius, nugarą, galvą ir visas mintis. Atpalaiduojam visą fizinį kūną. Pajaučiam, kai mūsų visas kūnas, ypatingai nugara, pečių linija, atsipalaiduoja ir pradeda siūbuoti į dešinį, į kairę, taip kaip siūbuotų, kaip vanduo tekėtų upeliu per nugarą. Ir po truputį atpalaiduoja visus raumenis, mintis, viską, kas yra mūsų viduje. Nes viduje būna daug susikaupusių dalykų. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, mintimis ir atleidžiam ir paleidžiam, tai kūnas mūsų vis tiek yra linkęs viską taip sulaikyti, viską rezervuoti ir sukaupti į vieną vietą tam, kad išgyventų ir išliktų. Jis visą laiką yra tokioje budrumo ir saugumo būsenoje, jis visą laiką yra įsitempęs tam, kad išgyventų ir išliktų šitame pasaulyje, šitoje erdvėje ir šitoje vietoje. Tai mums reikia labai atsipalaiduoti ir viską, kas buvo šiandien, vakar, užvakar, viską palikti už durų, už šitų minčių, už visko, kas nereikalinga, uždarom, tiesiog įsivaizduojam, kaip iš minčių, iš galvos išteka energija pro duris, pro praviras duris, jaučiam, kaip viskas išteka į viršų, pro duris ir palieka mūsų kūną laisvą ir abejinga bet kam ir viskam, kad mūsų vis labiau atsipalaiduotų fizinis kūnas. Ir kuo labiau atsipalaiduos, tuo mums bus patiems lengviau ir geriau. Kai išeina visa nereikalinga energija iš mūsų, galite tada duris jau uždaryti ir pasilikti tik tai, kas jums gera ir malonu, tai, kas jums yra reikalinga. O kas jums reikalinga, tai yra vidinė tuštuma, vidinis džiaugsmas, vidinis susitelkimas ir vidinė tokia ramybė arba sutelktumas, tai kas jums yra reikalinga. Ir pajauskit, kai jūsų kūnas pradeda sukti energiją jūsų viduje. Ir dabar pagal laikrodžio rodyklę sukasi energija ir jūs sukatės energijoje. Ir pajauskit besisukdami toje energijoje malonumą. Pajauskit, kai visa tai teka ramiai ir tolygiai. Pabandykite pajausti, kad kai sukatės, sukasi visa aplinka aplink jūs. Kad jūs esate sūkurys, kuris sukasi toje aplinkoje. Ir kad ta aplinka tai kaip ir būtų jūsų prigimtis ir prigimtyje jums yra suktis į vieną pusę, taip kaip laikrodžio rodyklė, tyliai, ramiai ir harmoningai, kad pajaustumėte save va toje energijoje. Ir kuo labiau jūs suksitės, tuo labiau jausite, kad esate vieningi ir iš vienos tos sistemos ir su struktūros esate. Tiesiog supanašės energijos, supanašės išorinė ir vidinė energija su visuma ir visata. Ir tada pajausite jau tokį, žinot, malonumą begalinį. Jeigu mes sakėm pajausti malonumą pradžioje, tai buvo toks vidinis malonumas. Bet kai jau susijungėt su visata, pajuntate tą didžiulį begalinį malonumą. Nes jūs jaučiate, kaip esate tos visatos dalimi, kai jūs esate visos sistemos struktūros dalimi. Ir kuo labiau atsipalaiduoja, tuo labiau matot. Ir dabar man yra irgi rodo, kaip būtų malonumas vidinis toksai balta šviesa ir bangos eina į visas puses. Ir ta energija sklinda per visas erdves. Ir jūs galite jausti, kai ta energija pasklinda po visą visatą. Ir jūs esate tos energijos dalimi. Ir pajausti tos energijos malonumą, pajausti, kai jinai sklinda
į visas puses, tiesiog jausti malonumą būnant tojose erdvėse ir toje bangoje. O jeigu dar pajausite ir džiaugsmą, tai bus dar viena pakopa, nes džiaugsmas atneša, žinot, jeigu malonumas yra toks, rodo, daugiau vidinis ir harmoningas, ir jisai toks horizontalus ir maždaug jisai nu, sakyčiau, pilvo srityje, tokioje energijoje. Tai džiaugsmo jau energija yra jau daugiau krūtininėje dalyje, jau jinai yra tarp krūtinės ir smegenų srities, gal dar tokioj dalyje, kad tai jau yra dar didesnė amplitudė ir dar labiau skleidžiasi, žinot, šviesos, dar daugiau energijos, kuri jeigu harmoningai teka energija ir spinduliuoja, taip žinot, tolygiai ir ramiai, tai jau kai įsijungia džiaugsmo energija, jinai jau, žinot, kaip fontanai arba kaip tos žiežirbos sklinda į visas puses ir jinai tokia kaip jau spindinti, spinduliuojanti, tokia greita energija, greitėjanti energija, jinai šiek tiek jau kitokios rūšies. Bet mums svarbiausia tai yra pajausti harmoniją ir pusiausvyrą savo viduje. Va šita vieta, kad jūs visą laiką, kai būnat savyje, savastyje, jūs jaučiate susitelkimą ir malonumą būnant savyje. Nes nieko nėra smagiau ir įdomiau, kaip būti savyje, savastyje. Nes jei mes pašalinsim visus išorinius dirgiklius, kurie yra aplinkoje, telefonai, mobilieji įvairūs įrenginiai, jūs pamatysite, kiek daug yra gražių dalykų būtent viduje. Ir visas grožis kyla iš vidaus į išorę. Todėl mes drąsiname visą laiką nebijoti savo vidaus, nebijoti padėti viską į šoną, užsimerkti ir tiesiog gyventi savyje, savastyje, savo programuose, savo tose iliuzijose, kuriuose yra visa, nu, kaip aplinka, kuri supa jūs. Ir dabar irgi pajauskite savo energetikai, nes dabar labai ryškiai matosi atstumas tarp vidinio rato, kuriame jūs sukatės, ir tas toksai, kur yra dar pagalbinis ratas ar aplinkos ratas. Ir tas aplinkos ratas tampa kaip jūsų kasdieninė duona. Ta prasme, kad jūs tame kasdieninėme rate, kasdieninėje aplinkoje galite veikti dabar iš šito vidinio taško ir galite, na, bet kaip matau, tai kurti, daryti, kažką tai lipdyti, piešti, galite prognozuoti ateitį, numatyti ateitį. Kaip yra numatoma ateitis? Tai yra tai, kaip tu pats save nusimatysiu, taip kaip tu pats nusipieši, va dabar dešiniai linijai savo ateitį, taip ir paprognozuosi, taip ir bus. Nes tu negali nupiešti nieko tokio, ko nėra tavo viduje. Tu nupieši iš savo patirties, praeities į ateitį, dabartį ir viskas bus dabartyje, tačiau su prognoze ateities. Nes kol mes neišsigydom praeities, tol negalim, žinot, sukurti ateities tokios, kuri nebūtų susijusi su praeitimi. Todėl praeitis visą laiką yra, nu, šalia. Jinai niekur nedings, tai yra mūsų kvėpavimo kairė šnervė, ta prasme kairė pusė. Jinai vis tiek mes įkvepiam praeitį, iškvepiam ateitį, vis tiek jinai yra mūsų viduje, jinai yra vis tiek mūsų gyslomis teka. Tai mes nuo praeities nepabėgsim. Bet kuo jinai yra sąmoningesnė, kuo jinai yra skaidresnė, kuo jinai yra labiau tokia, žinot, išretėjusi, nekliudanti mums gyventi, daryti naujų sprendimų, tuo yra lengviau galvoti apie mūsų ateitį
ir kartu jungti tą praeitį, kad viskas vyktų dabartyje. Nes jeigu jūs matote dabar tam tikrą liniją, tai matote, kad kairėje pusėje yra praeitis, centrinė kaip ir kūno dalis ateitis, dešinė ranka, dešinė pusė yra ateitis. Ir mes gyvenam visą laiką tokiam vat, energetiniam rate, kai mums atrodo, kad kažkas praeitį, kažkas ateitį ir kažkas dabartį. Bet iš tikrųjų viskas labai labai sujungta į vieną tamprią liniją, į vieną tamprią energiją. Ir mes visą laiką būnam toje pačioje energijoje, tik tai keičiasi mums užduotys ir įvairius susitikimai, įvairūs įvykiai, bet jie vis tiek įvyksta per centrinę ašį, per centrinę dalį ir mes vis tiek viską paimam per vidurį. Mes išgyvenam viską per savo vidinę ašį ir po to tik tai padedam kažką į kairę, o kažką į dešinę. Bet visą laiką mes gyvename dabartyje, išgyvenam ir dabar tai, ką mes išgyvenam, tai yra praeities ir ateities darinys. Tai yra tai, kas bus sujungta ir padalinta į dvi pusės. Viena pusė bus padėta į kairę pusę kaip praeitis, nes tai jau bus praeities, rodo sekundės, kurios, vat, ką tik tai kalbėjom, jau praeitis. Ir ateitis tai, kas bus nupiešta ateityje kitos energijos dalies arba kitos širdies pusės. Tai padėsime į dešinę pusę. Mes taip ir gyvensim visą laiką, kaip būdami, žinot, paukščiai su dviem sparnais ir žmonės su dviem sparnais, taip pat su dviem kojom, taip pat atsiremiam dviem kojom ir į vieną pusę, ir į kitą. Ir mes visą laiką balansuojam tarp dviejų pusių, kairės ir dešinės, tam, kad išliktų centrinė ašis ir centrinė dalis. Jeigu labiau pasvirsim į kairę, dešinė nukentės, jei labiau į dešinę, kairė nukentės. Todėl mes turim tai balansuoti, kad visą laiką mūsų ašis, vidinis žinojimas būtų pakeltas aukštyn, aukštyn ir aukštyn. Ir visą laiką stieptumėmės aukštyn ir vertikaliai būtų į aukštį. Ir dabar ištieskit savo nugaras, ištieskit stuburas, ištieskit visą savo energiją į vertikalę, kai būtumėt žiūrėtumėt į saulę. Ir kuo aukščiau kelkite savo galvą, pečius nuleiskite žemyn, tam, kad pajaustumėte dar didesnį malonumą būnant savimi ir savastyje. Nes dabar jau jūs dar labiau ir dar labiau atsipalaiduojate ir dar labiau pajuntate malonumą. Ir pajauskit malonumą, kaip jį rodo, tokį, žinot, giluminį, ne paviršinį, o fizinį giluminį malonumą. Būnant savyje, būnant savimi. Nes tai yra labai svarbu. Ir energija teka per visą kūną, nuo galvos iki pat pirštų galiukų, per pečius, per nugarą, per rankas, per visur teka energija. Tam, kad pajustumėt malonumą, prigimtinį malonumą. Šviesos malonumą. Žinot, kad to malonumo norėtumėte kiekvieną dieną. Tai juk, kad žinot, gyvenam, kad gauti malonumą. Ir malonumas yra dvasinėme augime, dvasinėje energijoje, dvasinėje šviesoje. Ir kad tai suvokti ir suprasti, kad tai būtų padengtų visą jūsų fizinį kūną, visą nugarą, tai žinot, malonumo tokia banga arba malonumo dalelėmis, malonumo tokios sėklomis, kad viskas būtų iš malonumo. Ir kad nieko nenorėtumėt daugiau, kaip patirti dvasinį malonumą. Ir jeigu jūs patirsit, tai bus, tokia, žinot, aukščiausia dovana. Nes tam ir yra skiriamos šviesios energijos, šviesos energija, kad užpildyti visą fizinę erdvę, visą fizinį kūną, kad patirti tą giluminę energiją. Ir jeigu tai patiriate, tai jau ir labai gerai. Žinot, tai panašiai, kaip būna
paukšteliai apdulkina, atskrenda paukštelis ir jis atneša į žiedelį ir apdulkina žiedelį. Tai taip pat ir čia yra paukšteliai ir atneša energiją, kuri teka per mūsų visą fizinį kūną tam, kad mes pajaustumėme malonumą, ta prasme, prisisotinimą, sodrumą, kad tiesiog visa energija tiesiog būtų, žinot, užpildyta, kad mums nieko daugiau nereikėtų ir nieko netrūktų, kad visko mes turėtume pakankamai. Kad mūsų visa fizinė erdvė būtų, nu, žinot, kaip medaus pripilta statinė, taip, kad būtų visko užpildyta ir visko daug. Jei jūs tai vat pajausit ir jaučiat, yra labai gerai. Nes nuo to priklauso gyvenimo kokybė. Nuo to priklauso, kaip jūs reaguosite į aplinką. Vienaip, kai yra tuščias indas ir trūksta, žinot, meilės, trūksta pripažinimo, trūksta garbės, trūksta kažkokio, tai žinot, dar kažko tokio atrodo trūksta, ką man turėtų duoti aplinka. Ir kai pilna statinė, jau to nieko netrūksta, tu jau gali dalinti kitiems. Ir dabar įsivaizduokit, kad jūs esate ta medaus statinė, kur yra pripilta medaus. Ir jūs tiesiog turite dešiniai rankoj samtelį ir jūs galite, žinot, va taip pasemti samtelį iš tos medaus statinės ir duoti bitutėms, duoti augalams, duoti žmonijai, duoti angelams, duoti bet kam, kas ateina į jūsų dabar aplinką. Pajauskit, kad jūsų aplinka pilna tokios skaidrios šviesos ir nori apsilankyti pas jūs daug būtybių, daug gyventojų. Ir visus jūs galite pamaitinti tuo medumi. Visiems jūs galite ir kairę ranką rodo, ir dešinę imti ir dalinti tai, kam dabar to medaus labiausiai reikia. Medus tai yra energija, kita prasme, kitais žodžiais. Tik tai, kam lengviau ką įsivaizduoti, tai jūs dabar arba duodate energijos kiekvienam po lašelį, po kampelį, arba duodate medaus tam, kad ta energija pasipildytų kita energija. Ta prasme, mes dalinam savo energiją savo aplinkai, kuri yra mūsų aplinkoje. Kas mūsų aplinkoje, tą mes ir matom, tą mes regim. Mes taip pat su ta pačia energija, kurią ką tik buvo, galime, kaip rodoma, ištaisyti ir užtaisyti visas negandas ir skylės. Jeigu kažkur tai kažkam tai yra negera ant širdies, taip pat tai kaip medus, kaip vaistas, jisai tiesiog įmamas į delną ir dedamas ant žaizdos. Galima dėti ir ant akių. Jeigu, pavyzdžiui, skauda akis, jūs galite paimti tos energijos, dėtis ir savo ant akių, galite kažkam kitam uždėti ant akių, gal uždėti ant kažkam skaudamos vietos. Tai yra kaip medaus kompresai. Tai yra ir vėl, kodėl medus? Todėl, kad jis turi daug gydomųjų savybių ir jau buvo nuo seno žinoma, kad tai yra maistas ir vaistas. Ta prasme, anksčiau senovėje daugiau jo naudojo išoriai negu vidui. Daugiau įdėdavo ir tepdavo žaizdas negu valgydavo. Valgymas medaus prasidėjo vėlesniam laikotarpyje negu gydymas medumi ir įvairiais po to medaus gėrimais. Bet pradžioj buvo dedamos ir tepamos įvairios žaizdos ir daromi įvairūs kompresai. Ir dar vienas dalykas, kad medus turi tam tikrą energiją ir tam tikrą skambesį ir virpesį. Ir tai irgi įsivaizduojamas medus, tai tas pats, kaip būtų ir tikras medus. Ir turi tą pačią reikšmę ir tą patį dalyką. Mes dar kada nors ateisim ir kalbėsim ir apie maistą, kad tu gali įsivaizduodamas prisotinti save, nebūtinai kimšdamas maistą į save, o tik tai patirdamas tai savyje,
aišku, tam tikrame energetinėme lygmenyje. Ne fiziniam lygmenį, bet energetiniam lygmenį tu gali savo fizinį kūną prisotinti, bet kuo tik tai nori, nes tai yra energetika, kuri mums reikalinga, nes maistas tai yra energija, kuri virsta deguoniem, deguonį įkvepiam, iškvepiam ir taip mes egzistuojame, judame, bėgame, kovojame. Ir jeigu mes neturėsime maisto, mes tą maistą galime paversti kitos rūšies energiją. Bet tai irgi bus vėliau. O dabar mes tik norim jums parodyti, kad kai daug turiu energijos, kaip mano energetinis laukas prisipildo daug, aš galiu juo dalintis ir gydyti ne tik save, bet ir kitus, ir visą savo aplinką. Nes kas tai yra aplinka, tai yra mano aplinka, mano pačio dalis. Ir jeigu aš užsigydau savo aplinką, užsigydau save. Todėl padėdami, atrodo, svetimiem kitiem, padedame savo. Todėl šiandieną mes atrodom, matom, kad labai gerai įsisavinama procedūra, medaus procedūra, jums labai ją patinka. Ir labai gerai teisingai darot, jeigu norite tuo medu nusitrinti ir savo pirštų galiukus, ir kulnus, ir pėdas, ir visas kojas, blauzdas, taip, kelius, rodo šlaunies, pilvą, pažastis, nugarą, sėdmenis, rankas, viską įsitrinkit medumi. Labai geras mintis, labai geras, ir veidą galima įsitrinti, viską galima įsitrinti. Ir plaukus gali įsitrinti, ir kaktą, ir nosį, ir skruostus, viską galite išsipinti. Nu, labai gerai gaunasi, užsitrynėt, masažuokit. Gerai, ir atsipalaiduokit. Ir pajauskit malonumą, pajauskit tą tokį lengvumą. Pajauskit žaismingumą, lengvumą ir malonumą. Labai gerai. Jaučiat, kai keičiasi energija, kai viskas dar labiau nurimsta, nutyla, viskas dar labiau išsiskaido. Labai. Ir svarbiausia, kas yra jutimas, pojūtis. Ir dabar pajauskit laimingumą pojūtį, būnant va toj būsenoje, kai esi ištrintas ir visas padengtas medumi. Tai va ta vidinis pojūtis, tas tylus pojūtis, laimės pojūtis yra viduje. Sako, reikia mums jį pagauti ir užfiksuoti. Ir jeigu ateina kažkokia mintis, ją tiesiog nuvėjam į šoną, kad neprieitų prie jūsų vidaus, kad neprieitų prie jūsų išorinio lauko. Jinai neskirta jums. Jūs tiesiog įsivaizduokit, kad sukatės tokiam kaip rate, malonumo erdvėj, malonumo tokiam rate ir tiesiog jauskit malonumą, džiaugsmą savyje, savo viduje, palengvėjimą, kad viskas vyksta labai lengvai ir paprastai, kad nieko nereikia daryti dirbtinai ar per jėgą, kad nieko nereikia daryti tai, ko nenori daryti, tai, ką verčia daryti. Tave tu tiesiog turi eiti labai lengvai ir iš lėto, ir neskubant. Ir dabar jauskim, kaip po truputį kylame aukštyn,
taip kaip kiltumėm, žinot, sukamaisiais judesiais ir jauskim, kaip lengvai, lengvai atsiskiriam nuo fizinės erdvės ir fizinio kūno ir tiesiog pakylame kaip paukščiai, kaip skraidantys balandžiai, skraidantys ereliai, ar dar kaip aitvarai, kurie skrieja oru labai lengvai, kaip permatomai, kad skrietumėm, žinot, į visas taip, žinot, linguojančiai bangas, ta prasme, siūbuotumėm palei vėjo gūsius arba palei vėją, nesipriešintumėm jokiom jėgom, absoliučiai jokiai aplinkai. Mums labai reikia dabar svarbiau pajausti tam supančią gamtą arba supančią aplinką. Kad mes tiesiog, žinot, arba rodo, kaip beržas linguoja, taip, žinot, pavėjui, kad jisai išsilaikytų ir nenulūštų, jam reikia būti visą laiką, nu, tokiam lankščiam. Ir tai pajauskite tą lankstumą, pajauskite tą paprastumą, pajauskite lengvumą, pajauskite, kaip viskas paprasta gyventi, kvėpuoti, daryti, kurti, bet ką, bet ką. Ir dar labiau išsitęsiam, ir dar labiau atsipalaiduojam, ir tai vėl rodo, dar labiau pajaučiam laimingumą ir laimę viduje, savyje, savo krūtinėje. Labai gerai. Ir jau dabar galit pradėti kurti savo vidumi arba savo krūtinę. Ir jūs jau žinot, kaip tą daryti, kaip tą kūrybą užsijimam, kai kūrėme savimi, savo vidumi. Kai atsidaro krūtinė, arba va, tai važinot į dešinę pusę, į kairę, ir energija teka na, va, į visas puses. Ir tada toje energijoje jūs matote dar kitą energiją ir dar, žinot, kaip būtų, kaip fontanai eitų į visas puses. Vienas sluoksnis, po to išeina kitas sluoksnis, trečias sluoksnis. Ir viskas eina į priekį, priešais jūs. Ir tos energijos kyla aukštyn. Tam, kad pajustumėt malonumą, tam, kad pajustumėt atsipalaidavimą. Ir pajauskit tokį lengvumą, paprastumą. Ir dabar išeina informacija iš jūsų vidaus, iš jūsų gyvenimo, iš jūsų programų, iš jūsų genetikos, tai, ką jūs norite padaryti, tai, ką jūs norite, žinot, sukurti savimi, tai, ką jūs norite padaryti šiandien, dabar, šią minutę, šią sekundę, šiai aplinkai, kurioje jūs esate, kurie jūs esate be galo reikalingi, kurie jūs dabar skleidžiate energiją į visas puses ir pajauskite vėl tą energijos sklidimo bangą ir malonumą, kad jūs esate toje malonumų bangoje. Ir toje malonumų bangoje pajauskite tą svarbą, net nemoku paaiškinti, kaip tai yra kaip svarba, kaip begalinis užsipildymas tuo buvimu. Malonumas ir yra tas buvimas toje energinėje bangoje. Ir pabūkite dabar toje bangoje, pajauskit, kaip jūs aplinkui supa banga ir jūs esate toje bangoje. Ir atrodo, kaip jūs neštų į viršų, aukštyn ir tolyn. Ir keli laiptai liko, jie rodo, iki dangaus, keli laiptai liko iki viršaus. Ta prasme, kad jūs pajaustumėte alsavimų arba vidinių tokių matymų ir žinojimų, kad kaip dangus, kaip energija yra jumyse viduje ir jūs esate tos energijos dalimi, nemoku paaiškinti. Viduje kaip ir tuštuma, ir tokia balta šviesa, ir
Išorėje yra tankesnė balta šviesa, tai kaip dangus, kaip sniegas, bet jisai yra sutirštintos spalvos ir viskas yra aplink jūs. Ir vyksta tam tikras spaudimas iš išorės, tam, kad vėl pajaustumėte, kaip jie rodo globą, paramą, aplinką, saugumą, kad pajaustumėte, kad jūs esate globojami ir saugomi toje aplinkoje. Ir kitas pusės, jeigu jaučiate viduje, yra be galo lengva ir skaidru. O išorė yra tokia kaip lengvas apsiaustas ir lengva parama ar pagalba. Ir dabar supa mus iš visų pusių. Įvairi parama, įvairi energija. Ir viskas vyksta ir daroma, žinot, už mus. Mums nieko nereikia daryti. Jie tik juokiasi patirti malonumą įvairią pusį, įvairią spalvį. Rodo labai įdomų vaizdinį. Žinot, kai būtų, žiūrėkim į tai, žinot, labai gražų vaizdinį rodom. Įsivaizduokit prieš save, kad būtų tokie kaip šviesos spinduliai, kaip būtų skaidri taurė, tokia krikštolinė taurė. Ir toje krikštolinėje taurėje, kur ir krenta tokie kaip žiedai, žiedlapiai, rožiniai žiedlapiai. Ir tame viduje sėdite jūs. O aplinkui į jūs ir aplinkui krenta energija ir krenta šviesa. O jūs esate kaip tokiam krikštoliniam inde. Ir visa ta šviesa sklinda aplink jūs. Ir jūs jaučiate vėl dar stipresnį malonumą, negu buvo iki šiol. Nes ant jūsų krenta ta šviesa. O jūs esate tokiam krikštoliniam stikliniam inde. Ir tai be galo didelis grožis ir be galo didelė energetika, energija dabar supant jūs. Jūs dabar jau net negalit laikyti jos, nes jinai grinai krenta tiesiogiai ant jūsų galvos, ant jūsų rankų, sparnų, ant visko, viso kūno. Ir dabar štot atrodytų kaip angelas sėdintis stiklinėme inde. Tai atspindys jūsų paties vidinio pasaulio. Tai va, tai yra tai, kas yra jūsų viduje. Tai tik tai yra tam tikra materija, išreikšta materija, bet tai yra jūsų vidinis, dar vadinamas vaikas, vidinis pasaulis, vidinė struktūra, vidinis matymas, tai, ką dabar leido pamatyti. Tai yra labai gražus ir nuostabus buvo vaizdas. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Dabar jie leidžia tą stiklinę, tą visą stiklinę, tą taurę, net nežinau, paimti ant rankų, palaikyti, iškelti prieš save ir palaikyti ir pažiūrėti, kaip jūs atrodote tame inde. Tas sumažintas variantas žmogaus, kuris yra stiklinėme inde. Tai yra toksai, žinot, kaip būna, kaip pasako soliukė, kažkas panašaus, tik tai yra dar gražesnė būtybė, dar gražesnis angelas ir dar skaidresnis, dar šviesesnis, dar toksai, net nemoku paaiškinti, tai kažkokia nuostabi, toks tvarinys ar nenusakoma žodžiais, nes tai yra nenusakoma dalykai, kurie vyksta mūsų viduje. Jau dabar matau, kad visa tai pereina į mūsų krūtinę, į vidų, į širdį, viskas sugrįžta atgalios. Ir stiklinės irgi krikštolas taurė ateina į vidų ir tas mažas žmogeliukas irgi grįžta mūsų vidų, krūtinės sritį, krūtinės energiją. Ir tai atneša mums vėl lengvumo, paprastumo,
mylėt, skraidyt, gyvent, džiaugtis pasauliu, gyvenimu. Ir svarbiausia, žinot, nešti šviesą vieni kitiems. Jeigu jūs dabar pajautėte ir jaučiate, tai daug labiau toje vietoje praskaidrėja krūtinės srityje arba širdyje, daug daugiau erdvės ir daug šviesos. Ir tada aš, jeigu pradžioje rodė ne geltoną šviesą ir daug energijos ir buvo toks kaip fiziologinis užpildymas ir atrodo fiziologinės medaus dalinimas, tai dabar rodo anaiptol baltą energiją ir baltą daug šviesos, daug energijos. Šita energija yra jau kitokios rūšies. Jinai yra kaip vanduo, kuris teka iš viršaus į apačią ir nuplauna viską, kas pas mus yra skauda. Kas, kas mums skauda. Tai visi tie prisiminimai ir visi tie įsitikinimai apie save ir apie savo vaikus, apie savo anūkus, apie savo visą tą praeitį, tai kas skauda. Ir mes turime vėl, žinot, ta balta šviesa padengti vėl rodo savo kūną, savo fizinę erdvę, savo visą fizinę aplinką. Ir jeigu dabar matysite, tai iš kairės pusės eina į centrą, į pilvo dalį ir tokiom kaip baltom, tokiom šviesiom energijom iš kairės pusės, dabar iš priekio, iš dešinės pusės į centrinę pilvo dalį ir taip to pasklinda, žinot, kaip būtų ateina iš šonų per priekį balta energija link pilvo ir nuo pilvo sklinda žemyn vėl išsisklaidanti šviesa ir energija į šalis. Bet dabar jinai tokia daugiau nuraminanti, raminanti ir šaldanti energija, ta prasme vėsinanti energija. Kaip vanduo, kaip sniegas, kaip tokia vat krikštolinė energija yra. Dėl to, kad mes vėl būtume pralaidesni ir skaidresni, kad mes atleistume visiems viską, kad nelaikytumėm absoliučiai jokios nuoskaudos niekam dėl nieko. Nes mes labai dažnai dėl kokių tai fiziologinių, fizinių niekų įsižeidžiame ir įsiskaudiname ant savo vaikų, ant savo artimųjų, ant savo aplinkos, ant gyvūnų, ant bet ko. Mes palaikom tas nuoskaudas, nes nevyksta taip, kaip mes norim arba įsivaizduojam, arba nevyksta taip, kaip norėtumėm, kad vyktų, nevyksta taip, kad norėtumėm, kad su mumis elgtųsi kiti. Ir tas elgesys atsispindi mumyse. Ir mes automatiškai tą spindėjimą spindim visiems kitiem. O jeigu norim, kad mes būtumėm skaidrus ir spindėtumėm nuo kitos rūšies skaidrą, mes turime išmokti nuplauti ir kad mūsų kūnas pasidengtų krikštolinę skaidrę. Ir kad, žinot, kai ateis nuoskauda, įsivaizduokim, kad ateina į mūsų kūną nuoskauda, jinai tiesiog nuteka arba nubyra, arba, žinot, kaip nuo ledo nutirpsta ir nebelieka mumyse. Ir mes tada niekada neatspindėsim savo nuoskaudų visiems kitiem, nes jų tiesiog nebeliks, jos nutekės nuo mūsų kūno. Ir mes visą laiką turėsim tada, žinot, tokius kaip šarvus, skaidrius šarvus ir galėsime visiems kitiems skambėti. Nes skamba daina, skamba garsas, skamba aidi ir ataidi visą tai, kas yra mūsų viduje. Ir dėl to mes galėsim gyventi daug linksmiau, džiaugsmingiau, pakiliau, nuotaikingiau. Mes galėsime rinktis energijas, mes galėsim rinktis šviesą, mes galėsim rinkti, žinot, ką norim skambėti. Mes būsim pasirinkime, mes galėsime patys nuspręsti, ką skambėti, ką transliuoti, ką nešti iš savo vidaus. Ne tai, kas automatiškai, žinot, įstringa ir automatiškai atsispindi, bet tai, ką mes sąmoningai pasirinksime spindėti.
Ir dabar labai gražiai rodo, labai, žinot, subalansuota energija ir dėka, dabar kiaurai, dabar per galvą, per visą kūną, tiesiog iš energijos toks stulpas ir energijos toksai, nemoku paaiškinti, tokia srovė, kur yra tiesiogiai susijusi su dangumi. Dabar tiesiog eina per visą fizinį kūną. Nėra plati, taip maždaug galvos, vat, tokio kaip galvos plotis, bet dabar toks kanalas, šviesos kanalas, einantis per jūs visus. Tad tai labai nuostabu matyti, regėti tokią energiją. Ir galite jausti, kad kūnas tiesiog atrodo pasikeitė, įgavo daugiau šviesos ir daugiau, kaip matau, vandens, daugiau vandens įgyjame. Tas skaidros vandens, skaidros šviesos. Ir vėl, ar dabar vėl tapome laimingesni, ar tapome šviesesni, ar tapome tokie lengvesni. Ir jeigu taip, tai labai gerai. Nes toks ir tikslas, kad kuo būtumėm laisvesni patys nuo savęs, kuo laisvesni vidumi, kuo laisvesni savo sritimi, tuo yra geriau. Tuo mes jaučiamės savimi ir to mums lengviau ir laimingiau. Ir daugiau nieko nereikia daryti, tik tai būti savimi. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Ir vėl pajaučiam malonumą. Kuo didesnį. Šiandien labai lengva ir paprasta. Nes energijos mums labai stipriai padeda. Ir šiandieną dar norim, kad mylėtumėt save, priimtumėt save va, tokiais, kokiais esat. Va, tai vienas, vėl sako, šiandien svarbiausių dalykų. Daugiau šiandieną nieko nenorim daryti, nieko nenorim spausti, nieko nenorim sakyti. Mes tik norim, kad jūs pajaustumėte, kas tai yra tas vidinis sutelktumas arba vidinis balansas, kas tai yra malonumas, kas tai yra, žinot, tas dvasinis, energetinis užsipildymas šviesa, kas tai yra tas pajautimas savo jėgos, tiek kairės pusės, tiek dešinės ir tiek vidinės centrinės dalies. Kad pajaustume tiesiog save, kad pajaustume tą visą supančią savastį. Tai yra labai labai gerai. Ir jeigu jūs tai pajausit, bus labai gerai. Ir vėl, kad tik būtumėt laimingi. Ir sveiki. Ir dabar energija irgi teka, matau, tiesiog per veidą, per veido šonus, kaklą, per krūtinę ir leidžiasi visa žemyn. Ir vėl tik tam, kad pajaustumėt malonumą. Nes vėl rodo, kad mes esam gimę tam, kad jaustume malonumą. Mhm. Aš šypsausi ir juokiuosi, nes aš matau, kad energija sklinda iš viršaus į apačią, žinot, kaip net nemoku apgaubė, tiesiog apgaubė visą kūną. Mes kaip coliukės dabar stiklainėje. O mums reikia tik tai palaukti ir pasimėgauti tą šviesą.
Mums nieko nereikia daryti. Labai. Šiandienos pagrindinė um, prigimtis yra pajausti malonumą, pajausti savo tikrą prigimtį, jausti tikrą malonumą. Energijos šviesa, dvasinė šviesa, tiesiog prigimtinė šviesa, kurią jūs turite savo viduje. Pajausti tą prigimtinę teisę mylėti ir priimti tą malonumą arba meilės energiją savimi. Tai šiandien, žinot, kaip dažnai atrodo, kaip žvakė, kuri dega visą laiką šviesa, arba kurią visą laiką kaip pripildo, kaip kad jinai visą laiką būtų šviesoje ir degtų tą energiją. Ta prasme, tai, kad mes visą laiką būtumėm tam tokioj energijos šviesoje. Ir iš to viso gautumėm malonumą, iš tos dėkimo, iš tos energijos visą laiką būtumėm užsipildę malonumu. Kad ieškotumėme malonumo būtent šitoje šviesoje ir energijoje, kad žinotumėm, kad būtent jinai ir yra tas malonumų šaltinis. Kad neieškotumėm tos energijos, kurios nėra, arba kuri yra labai trumpalaikė ir neužpildanti, o būtent ieškotumėm malonumo šitoje šviesoje energijoje, kuri yra visą apimantį ir amžina, kuri yra nesibaigianti baterija, kur niekada nesibaigia. Ir jinai užpildo ne tik tai fizinį kūną, jinai užpildo visą supančią aplinką. O jeigu kalbėsim, sako, apie karą, tai kalbėsim apie tai, kad jis yra mūsų viduje. Ir jeigu mes pajausime, kad mūsų energija yra švelni ir šventa ir jinai yra tobulai besisukanti mūsų viduje taip harmoningai, mes nejausim karo grėsmės ar taikos, kuri yra mumyse. Mes visą laiką būsime resursai, visą laiką mes būsime pakilime, mes visą laiką būsime pajėgę pamatyti ir pakilti virš visų neramumų, virš visų nesantaikų, virš visų drebėjimų aplinkos, kuri vibruos aplink mus. Tvarsime aplinka vibruos, bet mes išliksime savo aplinkoje ramus ir laimingi, mums nereikės niekur bėgti, skubėti ar slėptis. Mes sėdėsim, žinot, va taip rodo, kaip lotoso pozoje, šviesos energijos apsuptyje ir būsime laimingi, nes mes žinosime, kad viskas yra mūsų viduje, mūsų vidinėme pasaulyje, vidinėme žinojime, vidinėme susitelkime ir viskas vyks taikoje. Ir jeigu dabar matysit, rodo priešais jūs taip pat tokia kaip ir apskritimą, ir apskritimė rodo tokia kaip šviesa, arba, žinot, kaip besileidžianti saulė tolumoje, kuri visą laiką sukasi ratu ir ten yra tokia skaidra šviesa ir absoliutus, žinot, arba žinojimas, arba taika, kad visą laiką yra tokiam tikslume, tikslume ir kaip neišvengiamume arba taikoje, kad visą laiką bus taip, kaip yra, kad niekas nevyks chaotiškai, nenumatytai, staigiai ir be pasiekmių, kad viskas vyks tiksliai, taikliai ir harmoningai. Mums reikia tik tai būti laimingais. Ir tą laimę skleisti savimi. Tiesiog būti laimingais. Ir sako, nieko nebijoti, nes baimės jau jūsų aplinkoje kaip ir nebėra. Jinai yra jau išnykusi. Jau seniai jos nėra jūsų vibracinėme lauke. Yra tik pakilėjimas, džiaugsmas ir
balansas, harmonija. Jeigu jūs jaučiate irgi, dabar jeigu matot, viskas išsklaidyta, išsklaidyta, tokia ir harmoninga aplinka. Viskas susidėliota į vietą. Tai šiam susitikimui tiek. Labai džiaugiamės, kad įgauname vis labiau ir didesnį pasitikėjimą savimi, savo vidiniu žinojimu, savo gilumu, savimi, kad vis labiau pasitikiu savimi. O tai ir yra svarbiausia. Tada atsiras ir ta šypsena, ir tas džiaugsmas, ir pasitikėjimas. Viskas ateis su laiku. Atrodo, kad viskas susidėlios į savo vietas, kaip puzlė susidėlioja į paveikslą. Viskas subėga arba kaip smėlis, taip žinot, susikuria paveikslas. Taip ir mes susikursime save. Tai šiam kartui tiek ir iki kito karto, iki kito antradienio. Sudie.